prašom, Daivutė, užsigarduosim. Nes klausimas. Gerbiami tarybos nariai, teikiamas sprendimo projektas dėl pritarimo viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės prašymui apmokėti gydytojo rezidento studijų kainą. Gautas ligoninės prašymas apmokėti rezidento abdominalinės chirurgijos rezidentūros studijų kainą, kad ligoninė galėtų apsirūpinti reikiamais gydytojais specialistais, kadangi ligoninės misija užtikrinti, kad pacientai gautų kokybiškas paslaugas, personalas tinkamai prisitaiko prie nuolat vykstančių pokyčių, o įtakos didėjančiam sveikatos priežiūros paslaugų ir specialistų poreikiui turi ypatingai demografinė situacija, visuomenės senėjimo tendencijos, vyresnio amžiaus žmonės neturi galimybės taip lengvai pasiekti didžiųjų miestų specializuotose klinikose, todėl siekiama kuo daugiau paslaugų teikti Marijampolės ligoninėje. Ligoninė turi licenciją atitinkamai sveikatos priežiūros veiklai, tačiau pastoviai atnaujinama yra ir papildomai naujai pradedamoms teikti medicinėms paslaugoms gaunamos licencijos. Kiekvienais metais sudaromos sutartys su teritorinė ligonių kasa, kuri numato apmokėjimą, darbuotojų skaičių, kuris turi bent jau būti minimalus. Siekiant pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir planuojama pradėti teikti abdominalinės, tai yra pilvo chirurgijos paslaugas. Kadangi šalyje dar išlieka aktuali gydytojų specialistų poreikio problema, ligoninė ieško išeities ir prašo apmokėti gydytojo rezidento studijas. Kaune, Vilniuje per 2 metus po 2 žmonės per metus yra paruošiama rezidentūros studijose. Vienas yra mokamas, kitas nemokamas. Skelbimų dėl to, kad darbo ieškotų įdarbinti kažkokią instituciją sveikatos tikrai nėra. Šio specialisto ieško ir skelbimuose tai atsispindi, kad būtent reikalingas toks specialistas. Žinoma, reikės papildomų savivaldybės biudžeto lėšų sprendimų įgyvendinti 5 metų medicinos rezidentūros abdominalinės chirurgijos studijos kaina 26 265 eurai, metams laiko 5 253 eurai. Tiek. Gerai, Gediminas. Dėkui, merė. Gerbima direktorė, nežinau, gal galvoja, kad aiškinamosius raštus kiti kolegos neskaito, ar kad kiti galbūt neskaito, bet būtų vienas toks prašymas. Nežinau, kas juos ruošė. Marijampolės ligoninės savivaldybės gyventojams bus teikiamos tinkamos kvalifikuotos, reiškia, abdominalinės chirurgijos paslaugos. Taigi jūs puikiai žinot, nereikia žmonių dezorganizuoti. Yra visi bendri pilvo chirurgai, torokalistų nėra. Lygtai mes apendicitų neoperavom, lygtai žarnų nepraeinamumų, tulžies pūslės akmenlygių, žalotų pilvų bus teikiama. Jeigu paruošim tą specialistą, tai tada Marijampolė, tai yra elementari, paprasčiausia chirurgija nuo apendicito iki to. Nereikia tokių perteklinių prirašymų. Konkrečiai aš pageidaučiau, kad čia būtų tokiam rašte prašymas, vardas, pavardė, iš kur tas žmogus, trumpa tokia, kad mes galėtume galų galiai į pristatymą į tarybos posėdį, kad ateitų tas kandidatas. Vis dėlto 29, mokslas brangiai kainuoja 29 000 per metus po 5 000 mokslui. Kaip ta sutartis atrodys, kas ją ruošia, kokie ten yra vienų ir kitų įsipareigojimai, kad galėtume paklausti jo motivaciją, kodėl jis chirurgu, kodėl jisai būtent į Marijampolę, ar jis iš Marijampolės yra. Galbūt jam reikia tik tai pabaigti, o jis po 2-3 metų ras firmą, kuris sumokės tą kompensuos išleistus pinigus ir išvažiuos į Vokietiją arba išės į karo mediciną. Norėtųsi daugiau tokio nebiurokratinio prirašymų, bet konkrečiau, kad galėtume į kai kuriuos klausimus mes atsakyti. Žinoma, iš principo
Aš pritarsiu, kadangi jaunų specialistų pritarimas ir siūlau jums pritraukimas į mūsų Marijampolę yra didelis dalykas. Jeigu vyrukas atvažiuotų su žmona ir dar paskui atsirastų kokį 5 vaikučiai, tai ir darželiam ir mokyklom būtų. Jo, būtų, suprantat, ir darželiam ir mokyklom būtų naudos. Bet tai čia toks pajuokavimas, bet vat, tas prašymas, kad neprirašyt, tokių paskaičius dabar iš šono, tai gali paklausti, tai ką jūs Marijampolėje ten neturit nei vieno chirurgo, kuris apendicitą operuoja, ar išvaržas daro, aš nežinau. Aš atsakysiu. Jo, tai va šitokių dalykų, konkrečiai. Taip. Ačiū už klausimą. Kadangi mes vadovaujamės ligoninės direktorės paruoštų kreipimusi raštu merui, tai mes iš to rašto dėstome mintis, mes negalime nei iškraipyti, nei prirašyti, nei pridėlioti, nei išimti. Tai jeigu kokiai netikslumas, tai labai atsiprašyčiau, bet iš tikrųjų ruošia specialistė, mūsų savivaldybės gydytoja ir aš manau, kad gal truputėlį to perteklinio ir buvo, bet kad turbūt aiškumą didesnį įnešti. Tai viskas tvarkoja, aš tai žinau, kad tas vyrukas buvo atėjęs ir Juozukas gal geriau žino tą žmogų, čia ginčinomės su Kavaliausku, su kuo tai jisai padeda jam, kiti sako, nematė, tai sunku pasakyti. Dėja, mums nepavyko išvykęs šiandien pasikviesti, bet aš nežinau, ant kiek čia skubu. Ar dabar, jeigu nepatvirtinam, ar jau čia prapuola tie metai, ar kas čia gali tą pasakyti. Kaip? Šitą procesą taip, prasidėjus programą, matomai, kad jis iš paskutiniųjų galbūt įstojo, galbūt jis susimokėjo, gal kas nors jis prašo tiesiog pagalbos, yra žmogiškas dalykas, nes jau nutraukti reikia pritarti šitam reikalui, tai ruošia tą specialistą, bet tik tai perspektyvui. Jo, tai gerai, tai kolegos gal, žinot, visgi pinigai yra pinigais, aš kalbėjau nebūtinai 100%, mes galim 70%. Negalima? Palauk, tu turi kažkokį jau blatą. Aš kiek įsikapšnekėjom, tai sakė, kad ir pusę tiek. Neturim tiek pinigų, galim daug prisižadėti. Gal kolegos dabar šitie metam, kadangi biudžetas tai patvirtytas, tai priimam 50%, o paskui svarstom kitais metais. Taip. Nes dabar jau tikrai biudžetai, iš kur čia paimsi, tie 5 tūkstančiai nerenkama. Pritarėm pasiūsti, jau visko gero įmokinasi, kiek. Jau jis turi susilaikyti, bet tai jis jam pažįstamas, turbūt giminė, ne. Tai aš sakyčiau, gal kolegos, pritarėm šiais metais 50% tos reikmės, o paskui kitais metais bus naujas biudžetas ir svarstant mes pasakysim, o tiek tai reikia. Siūlai kaip projekte. Jau tu papirkai čia turbūt. Nežinau, aš tai ne prieš, kadangi daktarai, jeigu jau nepagydys, tai papjaus vis tiek. Pagal projektą bandom. Peršnekėjot, gerai, tada pagal projektą prašom balsuoti. Ačiū Jūsų, kad susilaikiai, būtum jau negerai. Tai 21 balsavus už, sprendimas priimtas, bet būtų labai gerai, kad į kitą tarybos posėdį ateitų tas žmogus, vis tiek priėmėm tokius pinigus, tai būkit geri. Ateitų, pašnekėtų, ką jis galvoja, kaip kad paskui pinigai nemažė, tai čia. O gerai? Gerai. Ir dabar paskutinis. Ką sakiau, papildomas, tai